Atlikėja Mia neabejotinai viena ryškiausių muzikos žvaigždžių Lietuvos pop muzikos padangėje. Kad ji puikiai dainuoja, žino visi. O koks jos požiūris į atliekų rūšiavimą ir kitus svarbius dalykus? Man patinka rūšiuoti atliekas. Tai va. Suprantu, kad daugelis atliekų iš tikrųjų nukeliauja ten, kur turi nukeliauti, jos yra perdirbamos ir vėl prikeliamos naujam gyvenimui. Tai čia yra, kaip sakau, kaip tėvė mūsų išmokta. Beje, apie daiktų perdirbimą ar antro šanso suteikimą. Ar Mia yra kokį namų apyvokos daiktą prikėlusi antram gyvenimui? Pas mamą tikrai ne vienas daiktas yra prikeltas mano rankomis antram gyvenimui. Perdažytas, ten tokia sekcija indauja buvo. Tai aš ją ten biškį išardžiau, nuskutau, perdažiau. Ir dabar jinai sėkmingai stovi pas mamą, naujai prikelta. Ir iš tikrųjų, atrodo daiktas jau kaip ir buvo galima jį išmesti, bet iš kitos pusės pagalvoju, aišku, galima visada atiduoti sunkiai vargstantiems žmonėms. Čia vėlgi yra kita medalio pusė. Jeigu tokių aplink yra, tai kodėlgi ne, bet kodėl neprikėlus to pačio daikto naujam gyvenimui, man visada labai smagu yra tą daryti, aš tokia krapštukė mūnu. Ir šiaip man, kas liečia interjerą, aš labai mėgstu kurti, mėgstu tvarkyti, perdarinėti, žodžiu, jau nuo pat vaikystės ten namuose baldus perstumdinėdavau. Mia profesionali interjero dizainerė ir jei nedainuotų, kas žino, galbūt interjerų kūrimas taptų jos pagrindiniu užsiėmimu. Galbūt todėl nenuostabu, kad iš pažiūros nuolat stilingai atrodančiai Miai už apsilankymą apranga prekiaujančioje parduotuvėje kur kas svarbiau. Į namus gali parsinešti, pastatyti kažkokią tai, nežinau, vazą, ar ten kažkokią tai, nežinau, veidrodį, ar dar kažką. Tai man labiau interjeras, kažkaip prie širdies, ne rūbų dizainas. Ar Miai svarbu daikto kokybė, ilgamžiškumas, ar ji perka pigesnius ir galbūt trumpiau tarnaujančius daiktus? Labiau esu linkusi žiūrėti ilgamžiškumą, į tvarius daiktus ir su mašinomis, ir su baldais. Tas pats yra. Visą laiką atsižvelgia į tai, kad jis nesugriūtų po dviejų atsisėdimų. Čia staptelėkime. Mia kartu su savo širdies draugu Prancūzijoje įkūrė savo verslą, kuris tiesiogiai susijęs su automobiliais. Prancūzijos pietuose jie užsiema automobilių nuoma. Ar Miai svarbu, kokiais automobiliais važinėjasi ir klientai, ir ji pati? Faktas, kad geriausia būtų varomas elektra. Čia daug visokių už ir prieš yra iš tikro, bet kad neteršti tos gamtos ir visa kita, bet iš esmės, ar ten benzinas, ar ten dizelinas turbūt lygiai vienodai teršia tą gamtą, jeigu ten tvarkingi automobiliai. Bet iš esmės, aš rinkčiausi labiau benziną turbūt, nes mašina kažkaip labiau tyliau dirba, greičiau važiuoja. Tyliau dirba, greičiau važiuoja, o ar svarbu, kiek kuro sunaudoja? Aišku, svarbu, kuo mažiau, kad sunaudotų. Taigi, aš tai esu iš tikrųjų atrodo tokia, taupi. Aš visą laiką sakau, kad jeigu įmanoma kažkur tai sutaupyti, tai kodėlgi ne? Ta prasme, kam permokėti? Ne dėl to, kad pasakyti, kad aš mokėjau kažkaip tai labai brangiai. Ne, man vis tiek yra smagu ir tos nuolaidos, ir tas pigesnis galbūt kuras, ir kad mažiau rytų to kuro. Šiandien mūsų kameros objektyve atlikėja Mia, kuri sutiko pasidalinti savo požiūrį į tai, kas aktualu. Tarkime, kokį maistą renkasi Mia. Anksčiau buvo nesvarbu, atrodo, kai buvom visi tokie jauni, nebuvo laiko galvoti, gilintis ant visokius pesticidus, purškalus ir ten taip toliau. Tai dabar tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų labai svarbu žiūrėti, ką tu dedi į savo skrandį, savo burną, ar ne, nes jeigu tu valgai sveiką maistą, tai realiai tu mažiau ir sergi. Jeigu tu valgai tokį labiau užterštą maistą, tai automatiškai tavo organizmas po kažkiek laiko vis tiek duos atsakymą į tuos visus dalykus, ar ne? Tai tikrai stengiuosi pirkti iš ūkininkų turgelio ir tuos pačius kiaušinius. Man jie kitokie yra negu tie parduotuviniai ir tas pačias daržovės ir žuvytė, ir mėsytė. Beje, jei šeimoje niekas mėsos nevalgytų, Mia taip pat mielai jos atsisakytų. Aš negaliu, pavyzdžiui, pagalvoti, kaip galima auginti ten kokį, nežinau, karvytę, paršiuką
glostyti jį, maitinti ir paskui vieną dieną jam padaryti galą. Ir po to dar suvalgyti jį. Man čia yra nesuvokiamas dalykas. Žodis po žodžio ir paaiškėja, kad Mija nemėgsta vaikščioti po maisto prekių parduotuvės, o jei ir eina, tuomet gali prisipirkti net daugiau negu reikia. Bet neskubėkite dėti lygybės ženklo tarp tokio išlaidavimo ir maisto švaistimo. Aš mėgstu labai gaminti namuose maistą iš to, kas yra namie. Aš labai nemėgstu dažnai vaikščioti parduotuvės. Aš būna, kad aš iš tikrųjų daugiau prisiperku, bet aš pasidedu ten į šaldymo kamerą, ten visą kitą, žodžiu. Ir man patinka, kai aš ateinu ir žiūriu, kad, iš šito surėksiu kažkokį tai patiekalą. Ir man labai faina eksperimentuoti ir tą maistą gaila išmesti. Kai pagalvoju, aš visą laiką, anksčiau tikrai, prisipažinsiu, būdavau tokia, priperku pilną šaldytuvą maisto, praeina kelios dienos ir jau žiūri, ten galiojimas pasibaigęs, tam ir tu pusę šaldytuvo išmeti realiai į šiukšliadėžę. Ir iš tikrųjų tai yra neatsakinga labai, nes yra begalė žmonių, kurie iš tikrųjų pasaulyje net duonos negali ar ne sau leisti ten pavalgyti kasdieną. Tai aš kaip sakau, negalima išsikalinėti iš gyvenimo. Tai reikia gyventi gražiai, gerbti tą patį maistą ir tą patį pinigėlį reikia gerbti, uždirbtą. Tai žodžiu, man atrodo, kad čia labai svarbu yra.